o dabar pašnekėsime apie saugias keliones nuo pat gimimo ir su mumis Saulius Vienažindys, Baby City ir Toy City ekspertas papasakos, nes aš, realiai, 3 vaikai, bet ant tiek žalės, aš nežinau kaip viskas man gerai praėjo, bet domėjausi tikrai per mažai, manau. Ir todėl, Sauliau, mums sakykit, ar labai svarbu domėtis iš vis tom kėdutėm, ar gali pirkti bet ką ir tiesiog dėt į mašiną ir viskas. Ar yra kažkokie dalykai, kurie svarbus ir mums dėl saugumo turim atkreipti dėmesį? Taip, savana, aišku, kad taip. Kodėl? O kodėl, pavyzdžiui, aš negaliu paimti kažkokios senos kėdutės, kodėl mes kalbam šiandien apie Britax? Britax vien jau dėl to, kad jinai gamina automobilinės kėdutės, Britax pradėjo gaminti nuo 1966 metų. Tai jau 50. Ir ne tik gamina, bet jie yra vieni iš lyderių automobilinių kėdučių gamybų. Ir tiek laiko išsilaikyti rinkoje, tiek turėti patirties, tai kažką tai jau iš tikrųjų gero sako apie tai. Kokia kilmė šalis? Ką? Vokietija. Ai, tai jau Vokietija man visą laiką skamba kaip kažkokio aukšto lygio, žinai, bent jau apie mašinas tai būdavo, kalbėdavo. Taip ir yra, jie iš tikrųjų labai pedantiški. Buvau šitoje gamykloje, įspūdingus standus turi, įspūdingus crash testus daro, ir įranga ir visa kita labai tvarkinga ir kaip vokiečiai. Kaip vokiečiai, tvarkingai nuo pradžios iki galo. O žiūrėkit, gerai, tada pakalbėkim, dabar turim šitą mažą kėdutę, kaip jinai vadinasi, kokio čia yra amžiaus, ūgio, svorio, kaip iš vis tos kėdutės prasideda. Gimė man vaikas, aš, buvo taip ir santariškėse, aš, pavyzdžiui, pirmą vaiką prasivežiau su to lopšiu mašinoj. Ten sėdėjau kažkokiu, nežinau, bet kokį davė. Be kėdutės. Ir, bet taip gavosi. Aš realiai tikrai net nei ligoniai nepasakė, ar ten reikia, ar nereikia, turėjom kažkokį lopšį įsidėjom. Nedarysiu čia. Su 2-3 buvo viskas pasimokyta, bet pradžia buvo labai bloga. Su 4 irgi nedarysiu. Tai sakykit, kaip yra, ką reiktų, iš karto reiktų domėtis nuo pat pradžių, ar tik gimsta vaikas ieškoti, ar čia reiktų klausimą šitą paspręsti jau anksčiau. Šiaip paprastai tai reikėtų anksčiau biškutį pasidomėti, nes tos paprastai naujagimio kėdutės ir ant vežimėlio dedasi ir mamos iš principo pasidomi. O, sakyčiau, automobilinė kėdutė tai yra pats svarbiausias pirkinys vaikui. Tai yra surištas su saugumu, tai yra tas daiktas, į kurį reikėtų atkreipti didesnį dėmesį negu į kitus daiktus, kuriuos perka mes naujagimio. O kodėl tada Britax? Gerai. Suprantu, vokiška kokybė, viskas. Kas čia gali skirtis nuo kitų, man atrodo, plasmasė, pilka dažna spalva. Kur čia yra jos pliusai? Šitos kėdutės. Iš tikrųjų sutinku su jumis, nes visos tos kėdutės atrodo medžiaga, plastikas ir viskas. Koks ten skirtumas, ar ta kėdutė, ar ta kėdutė. Bet iš tikrųjų plastikas yra komponentinė medžiaga, tai nėra ta medžiaga, kuri išauga, nukertam ir naudojam. Ir tos plastiko sudėtis yra labai skirtinga. Ir būna geresnio, sakykime, plastiko arba blogesnio plastiko. Kodėl tai svarbu? Tai yra svarbu dėl to, kad dar naujagimio kėdutės, tai taip, jos naudojamos 8-9 mėnesius. Iš principo, noriu pasakyti iškart, kad automobiliniam kėdutėm nėra svarbu nei amžius, nei svoris. Svarbiausias kriterijus, pagal kurį reikėtų rinktis automobilinės kėdutės, tai yra ūgis. Ir labai gerai, kai su didesniais paaugusiais vaikais mamos ateina į parduotuvę ir pasimatuoja kaip drabužį. Tai ką noriu pasakyti, kad grįžtant prie plastiko, tai tos automobilinės kėdutės, kai yra jos parduotuvėje, normalioje temperatūrai, viskas yra gerai ir tvarkojama, bet jos naudojamas vasarą, paliekamos mašinai, kai mašina saulės tokaitoje kaista ir iki 50-60 laipsnių. Žiemą lygiai taip pat lieka kėdutė -10-20. Tas temperatūrų skirtumas -10 laipsnių, jisai nėra labai puikus dalykas, tie šalčio karščio ciklai nėra gerai plastikui. Tai iš esmės tas plastikas, pavyzdžiui, jeigu jisai sušala ir prastas, tai gali būti, kad įvyksta avarija kažkokia ir viduje jis jau gali būti įskilinėjęs ir įsitaškyti gabalais, ne? Gal nereikia taip drastiškai, bet tai jo. O tai gerai, o kas su šita plasmasė tada įvyksta?
Šita plasmasė, Britaxas deklaruoja, kad jinai neskyla, nebūna aštrių kampų, jinai netgi ekstremaliu atveju jinai lankstosi, jinai yra puikios ir tikrai nereikėtų abejoti šio plastiko kokybę. Wow, ta prasme, galima taip kurti dar ir... Nu gerai. Vienas iš tokių dalykų, kuriuos galbūt vizualiai tu net nežinai ir nematai, kitas dalykas, jisai yra. O dar jūs kalbėjote apie saugumo dalykus, daro testus, ką su kėdutė galima paimti, mesti sieną, ta prasme, kaip atliekami testai, mašinuose jie dideli. Aš manau, kad Britaxą galima mesti sieną ir nieko jam neatsitiks, nes plastikas tikrai kokybiškas. Nu, palaukit, gal ne. Bet yra nepriklausomi ekspertai, kurie testuoja kėdutės, tai gal vienas iš žymiausių vokiečių ADAC yra, kurie daro kreštesus, atvažiuoja į parduotuvę, pasirenka kėdutės ir kažkokias tai išvadas pateikia, bet į tas reikėtų tik tai atsiminti, kad testuojama ne tik tai saugumas, testuojama ergonomiškumas, į tą bendrą rodiklį, kurį skelbia DAC, įeina ir saugumas, ir ergonomika, ir kaina, ir servizas. Tarp kitko, kas liečia servizą Britax, ar ne vienas platintojas, ne vienas pardavėjas Britaxų neturi jokių ten kažkokių atsarginių detalių ir nekiša jokių nagų. Visos kėdutės, kuriom, kaip sako Simonas, trenkia į sieną ar šuo diržus nugraužė, jos yra surinkamos, vežamos į Vokietiją, į gamyklą. Ten yra remontuojamos, tikrinamos, testuojamos ir tik tada grąžinamos klientui. Kad joks meistriukas nepakrapštytų ir po to ne... Jo, ir kažkokio tai varštelio neįsuktų negaro ir ta prasme, jie taip tai jau charakterizuoja apie įmonės požiūrį į saugumą. O taip, gerai, ir man svarbiausias, mažas vaikas, nieko nežinau, taip tas vaikas atrodo, kad sulūž kėdutę, užsekti ją. Čia reikia diržais, ar kažkaip jinai kitaip segasi, kuo šitą galima prisekti tik diržu, ar galima dar kažkaip, galit kažkaip papasakot, parodyti? Visos automobilinės kėdutės skirtos naujagimiams, jos segasi diržais. Aha. Bet patikėkit manim, tai padaryti nėra labai lengva ir paprasta. Dar parduotuvė, kai čia stovi demonstracinė kėdė ir priėjimas geras ir visa kita, tai galima padaryti. Bet aš manau, kad apie 90% tėvų, kai vaikas yra automobiliniai kėdutėj, lyja lietus, galbūt vaikas nepatenkintas, vietos nėra daug, paskubom tikrai sudėtinga, labai, sakyčiau, sudėtinga teisingai ir tvarkingai pritvirtinti automobilinį kėdutę diržais. Todėl yra tam skirtos bazės, kurios tvirtinasi automobilyje, lieka jos automobilyje, atsineši vaiką, atsidarai dureles, padedi tą kėdutę ant tos bazės, užsifiksuoji ir tu saugiai, tvarkingai važiuoji su to kėdutė, be jokių problemų. O diržais irgi įmanoma, ne? Jo, įmanoma diržais, bet nežinau. Jeigu yra galimybė, reikėtų naudoti bazę. Aš žinau, kad tvirtinimas diržais yra nesaugus. Jeigu tai padarom tvarkingai, gerai, teisingai, tai viskas tvarkoja. Ok, tai šita yra nuo kokio amžiaus reikia, maždaug? Ir tada iki kiek čia? Ar ūgio? Kaip sakėm? Kas svarbiausia? Ūgis. Tai iki kokio ūgio? 76 cm. 76, tai čia yra maždaug iki... Nežinau, dabar vaikai auga skirtingai. Gerai, nuo 76 ką mes imam kažką kito? Reikia? Taip. Ir ką mes imam? Ir nuo 76 imam automobilinę kėdutę, kuris skirta nuo 76 iki 1,5 cm. Ta prasme, noriu pasakyti, kad vaikui reikėtų 3 kėdučių. Tai yra naujagimio kėdutės, ta vadinamos antros kėdutės nuo 76 iki 1,5 m ir tada jau nuo 1,5 m iki 1,40 m. Po to jau galima sudinti vaiką į mašiną, jeigu normaliai automobilyje eina saugos diržai per petį. Daugiau jokių kėdučių nereikia. Wow, iš tikrųjų gražu, nes aš kažkaip, šitą kokia graži, norėčiau tokios net namie. Man iškart klausimas, aš matau, čia jau įstatyta viskas kaip turi būti, jinai net sukiojasi, čia ta prasme tu gali labai lengvai šone vairuodamas savo vaiką soskę įdėti. Šiaip klausimas, ar galima prieki tą kėdutę vežioti? Nes matau kartais mamytės prie šviesoforo, kad jos
niurkina tos vaikus šalia, ar tai nėra labai saugu? Šiaip nereikėtų to dalyko daryti, iš tikrųjų, tai keleivio automobilinė sėdynė nėra pati saugiausia vieta, kur turėtų sėdėti vaikas. Bet jo, kažkas tai daro, kažkaip tai daro ir tik tai galbūt man rekomendacija tokia, kad jeigu tai automobilinė kėdutė skirta naujagimiui ir vaikas važiuoja nugarą į kelią, tai būtinai turėtų būti atjungtas oro saugos pagalvis. Ir keleivio sėdynė, automobilio sėdynė turėtų būti atstumta kiek galima atgal, kad būtų daugiau vietos. Bet ten ir nėra izofikso, tai ten... Ai, nu va ir prasidam, reiškia, reikia mokėti diržais, reikia mokėti viską daryti tvirtai. Gal geriau galia pasodinti, kur yra... Gerai, mes dabar prieinam prie nuo 7-5 į viršų, ne? Augam. Ir į tą jau mažesnę netilptų šiaip vaikas fiziškai, ne? Iš principo nereikėtų vaiko laikyti ilgai toje automobilinėje kėdutėje, nes vaikam tada susidaro toksai, nepatogu, spaudžia, negera ir iš principo jie pradeda nemėgti automobilinių kėdučių. Turėtų vaikui būti patogu. O šita kapsulė jau tu įsodini, jau jinai nenešiojama. Šita kėdutė yra jau skirta tiesiog važiuoti mašinoje, ne? Ir... Iš tų kėdučių, kurios visą laiką būna mašinoje, kol jų neišim. Tai išsiema labai lengvai, paprastai. Tobula tuo, kad jinai sukasi. Iš principo reikėtų vaiką kiek galima ilgiau vežioti nugarą į kelią, nes tai yra pats saugiausias būdas ir ne veltui tos yra rekomendacijos, kad bent jau iki 15 mėnesių reikėtų vaiką vežti nugarą į kelią. Čia viskas dėl to, kad galva yra didžiausia, ją reikia labiausiai saugoti, kaulų nėra, jie guminiai, bet svarbiausia ta... Raumenų dar mažokai ir iš tikrųjų pats tas, ką reikėtų saugoti, tai iš tikrųjų reikėtų galvą saugoti. O gerai, kodėl va tokia kapsulytė? Kuo jinai čia išskirtinė, ta prasme, aš matau, kad labai jau patogiai sėdė tikrai, bet sukiojasi, ne, pliusas, kas dar? Didelis pliusas dėl to, kad visų pirma, tai atsukiai dureles, ar ne, ateini su vaiku, pasodini vaiką ir nusukiai kažkurią tai pusę. Nes yra, jeigu kalbant apie šitą kėdutę, ar ne, tai... Kaip jos pavadinimas, aš tik tai, kad būtų, jinai turi kažkokį savo tokį, ar jos tiesiog... Vadinkime ją dual fix, tai ta prasme jo. Gerai. Tai tokio tipo kėdutės, kurios sukasi, jos iš principo turėtų turėti dvi atraminės kojas. Tai viena koja, kuri remiasi automobilio dugną, ar ne? Ir kita koja, kuri remiasi į automobilio sėdynę. Tai bet kokiu atveju, ar jūs kažkas, tai tos atramos kojos, tos vadinamos, jos sugeria ir apsaugo. Aš galvau, kad visą laiką tiesiog, kad stabiliau stovėtų, bet apie saugumą mažai galvau dėl tos kojos. Bet tas pasukimas, aš įsivaizduoju, net vaiką išimti, tu atsidarai duris ir tau nereikia jo taip, tu gali pasisukti kėdutę ir išsimti lengvai vaiką, ką? Taip. Nu va, nuo metų mes keliaujam į reaktyvinius, čia kaip lenktynių. Nuo metro jau į lenktynę sėdam ir iš karto man pirmas dalykas, čia mano spalva, bet spalvų gal yra, ne? Jo, tikrai pasirinksit. Gali pasirinkti pagal automobilį savo ir šiaip, kuri tau patinka. Sudėti medžiagos yra su medvilnė, yra kvepuojanti daugiau medžiaga. Jeigu tavo vaikas, pavyzdžiui, labai prakaituoja, gali biškai pasirinkti kitokios medžiagos, arba jisai kažkam alergizuoja, ne? Arba yra vasariniai užklautukai, kurie dar puikiau tiks ir apsaugos kėdutę nuo visų trupinių, limonadų, žaislų ir taip toliau. Užsideda, nuimi išpurtai. Nes tengi visko galima rasti. Aš manau, kad jau kai nuo metų vaikų kėdutės ten yra lobiai, ten yra lobiai iš tiesų. Ir aš apie apklotukus net negalvoju. Yra tokie specialiai apsitraukę būtent taip, kaip... Žinoma, taip, jo. Kiekvieno modelio yra skirtingi, jie yra medvilniniai ir vaikas žymiai mažiau prakaituoja ir žymiai tvarkingesnė, sakyčiau, kėdutė būna tada. Ir lygiai labai lengvai prižiūrima, nuėmė, išplovė. Wow, geras. Net, viskas, žinai, per vėlai žmogus. Gerai, man ten įdomu labai XP pad, ten yra mobiliakui vieta. Aš žinau, kad dabar jaunimas labai anksti pradeda, bet dar nuo metų. Kas ten yra? Brutaksas tuo ir išsiskiria. Yra kabliukai, yra mobiliakui vieta, kaip Simonas sako, iš tikrųjų, tai ne visai mobiliakai. O kas ten yra? Ten yra diržo paminkštinimas, ta prasme, ten įsideda automobilinis diržas ir yra paminkštinimas. Kas yra turėjęs praktikos su 3 taškų saugos diržais, ta prasme, tai kartais ant krūtinės lieka ilgai mėlynės, jeigu nuo staigaus stabdymo, nuo staigaus.
Britaxas deklaruoja, kad šis X-patys vadinasi arba diržo apsauga apie 20-25% smūgio sugeria. Wow. Nu ir čia smulkių, bet mes matyt, šiaip per mažai galvojam apie nelaimės ir įvykius, ar ne? Nu šiaip, kai perkam kėdutę, niekada negalvom, nu mums tai tikrai neįvyks, ne? Bet turbūt reiktų pasimokyti iš kitų klaidų. Pasisaugoti ir tada galbūt geriau neįvyks, arba kad ir įvyks, tu bus viską padaręs, kad kas nuo tavęs priklauso, kad neatsitiktų kažkokia tai negeras. Gerai, kabliukas tas dar žalias, man į mane žiūri. Kabliukas irgi žalias. Ar jis mėlyna? Irgi, turi Britaxas tokių, sakyčiau, pastebėjimų, arba kam tas kabliukas skirtas? Tas kabliukas yra skirtas tam. Visų pirma taip, čia jau yra vaikas didesnis ir segasi automobiliniu diržu, kaip mes jau suaugę segams ir jie yra 3 taškų. Prieš tai buvo 5 taškų, kaip lenktynininkai sėdėjo, tai per pečius abu eina ir per klubus ir tu niekur neišslysi. Ir kai tik tai vaikas atsisėda į 3 taškų arba į tvirtinamą automobilį, kam patogu su tais diržais prieš tam būti, jisai bando išslysti. Ir jeigu vaikas slysta į apačią, tai tas diržas, kuris eina per petį, jis jau nebeina per petį, jis eina belekur. Ir tada vaikas lieka tik tai prisegtas per juosmenį. Per pilvą, ne? Per pilvą, jo. Tai Britaxas padarė tą kabliuką, atrodo paprastas dalykas, ten nusikabina diržas einantis per juosmenį ir tada vaikas neturi galimybės slysti žemyn. Ir tada tas diržas, kuris eina per petys, yra visada tvarkingai, geroje vietoje ir teisingai. Wow, o šita kėdutė iki kiek? Tai mes čia jau galim turbūt keliauti iki beveik pabaigos savo? Beveik pabaigos. Ir šitą kėdutę, čia jinai išsididina, pasikelia ir tą kėdutę reikia naudoti tiek, kiek galima ilgiau. Nes po to jau ten yra tie vadinami paaukštinimai, busteriukai, kurie iš principo nieko nedaro, tik tai pakelia vaiką tam, kad... Per langą matytų. kad būtų vaizdas per langą. O svarbiausia, kad diržas, kuris eina per petį, eitų per petį, ne belekur. Nu ir gerai, dar, kodėl, pavyzdžiui, jeigu jau imam tą paskutinę kėdutę, kada iki jau užvažiavimo, kodėl imam šitą? Tai jau vienas dalykas, kad jie turi tokių dalykėlių, kurių neturi kiti. Niekas, jinai graži, čia man svarbu. Visų pirma, tai graži. Taip. O antras saugi. Saugi. Ir trečias dalykas, kuris turbūt yra labai svarbu, renkantis tokio tipo kėdutės ar ne, tai pasižiūrėkim, kiek jos išsididina. Ta prasme, jeigu jūs galvojate, ar Britaxą pirkti, ar ne Britaxą pirkti, reikėtų ją sudėti ir pasižiūrėti, kuri aukščiau įsikelia, kuri turi vėlgi lygiai taip pat galvos apsaugą, gilesnę, patogesnę, tvarkingesnę. Ir tada, aš manau, padarysit... Viskas bus aišku, ne? Viskas bus aišku. Tai reikia ateiti pas jūs į parduotuvę ir tiesiog viską pasičekinti.